Kaip atrodo LEGO Serious Play sesijos planas? Aptarkime pavyzdį skirtą komunikacijos stiprinimui. Sesijos gali būti įvairaus ilgio, nuo trumpų, vos poros valandų, iki kelių dienų trunkančių užsiėmimų. Dažniausiai mes orientuojamės į 4 ir 6 valandų sesijas. Jos leidžia pasiekti optimaliausią rezultatą. Ilgesnės sesijos skirtos patyrusioms komandoms, norinčioms maksimaliai išnaudoti metodo galimybės, o trumpesnės sesijos puikiai tinka kaip įdomus įvadas į metodą arba kaip smagus intarpas didesniuose renginiuose. Panagrinėkime vieną dažniausių pavyzdžių – 5 valandų sesiją apie komunikacijos stiprinimą. Sesija susideda iš 3 dalių. Pirmoji dalis yra skills building, įgūdžių lavinimas arba apšilimas. Antroji dalis – komunikavimo stiliai ir komandų dinamika. Ir trečioji dalis – komunikacijos vizija ir susitarimai. Pradėkime nuo pirmosios dalies – įgūdžių lavinimo skills buildingo. Visos sesijos nepriklausomai nuo ilgio turi prasidėti nuo skills buildingo. Šios dalies, trunkančios apie 60 minučių metu, dalyviai susipažįsta su LEGO Serious Play metodu ir išmoksta 3 pagrindinius dalykus. Kaip statyti su LEGO kaladėlėmis, nepriklausomai nuo patirties, dalyviai turi prisiminti pagrindines konstravimo technikas. Kaip suteikti reikšmę savo modeliui, mums svarbiausia, ką modelis reiškia, o ne kaip jis atrodo. Kaip pristatyti savo modelį ir papasakoti jo istoriją. Kiekvienas dalyvis turi 1-2 minutės savo modeliui pristatyti. Kaip skills building užduotys skamba praktikoje? Iš turimų kaladėlių pastatykite aukščiausią įmanomą bokštą arba pavaizduokite įdomų faktą apie save, ko kolegos apie jūs dar nežino. Ši smagi ir energinga dalis yra puikus apšilimas prieš gilinantis į sudėtingesnes temas. Antra dalis – komunikacijos stilių ir komandos dinamikos tyrinėjimas. Ji trunka maždaug apie 2 valandas. Ši dalis padeda komandai geriau suprasti, kaip jie bendrauja tarpusavyje ir atskleisti galimus tobulėjimo būdus. Tai atliekama per 2 etapus. Individualaus modelio konstravimas. Kiekvienas dalyvis individualiai stato LEGO modelį, atspindinti jo vaidmenį komandoje ir jo komunikavimo stilių. Tai gali būti metafora, simbolis ar bet koks kitas modelis, kuris geriausiai atspindi jo supratimą apie save komandoje. Bendros erdvės kūrimas. Individualūs modeliai sustatomi į bendrą erdvę, kur atstumas tarp modelių ir jų išdėstymas atspindi komandos narių tarpusavio ryšį ir bendradarbiavimo ypatumus. Ši erdvė tampa vizualinė komandos dinamikos išraiška. Pabaigus šias 2 užduotis mes gauname bendrą modelį, kuris atspindi kiekvieno dalyvio individualias perspektyvas. Trečia dalis – bendros komunikacijos vizijos kūrimas ir susitarimai. Trukmė taip pat apie 2 valandos. Šiame etape naujų modelių jau nebekonstruojame, bet papildome esamus su jungtimis. Jungtys yra atskiras LEGO detalių tipas, skirtas sujungti modelius tarpusavyje. Komunikacijos temos atveju jungtys atspindi komunikacijos tipą. Dalyviai turi patys sukurti reikšmę jungtims. Pavyzdžiui, standi jungtis reiškia aiškią komunikaciją. Plona jungtis reiškia silpną komunikaciją, o raudona jungtis reiškia neefektyvią komunikaciją. Galiausiai mes gauname bendrą modelį, kuris nusako mūsų komunikacijos dinamiką ir duoda įžvalgų į tai, ką mes darome teigiamai ir kur galime tobulėti. Lieka tik susėsti ir skirti 20 minučių pareflektuoti, ką pastebėjome, ką supratome, ką galima daryti kitaip. Taip atrodytų visos 3 komunikacijos stiprinimo sesijos plano dalys. Šios sesijos tikslas – sukurti aplinką, kurioje dalyviai galėtų atvirai bendrauti, suprasti vieni kitų iššūkius ir įvertinti gerus darbus.